Paskutinė mūsų stotelė yra Kauno Įgulos karininkų ramovė. Jos veiklos pradžia buvo laikoma 1919 metais Liepos 23 diena, kai buvo įsteigtas Kaunos Įgulo karių klubas. Šį pastatą suprojektavo Mykolas Songaila. Klubas susiejo visus nepriklausomos Lietuvos karininkus, karo gydytojus ir kapelionus į vieną šeimą. Žodis klubas tuo laiku buvo įgavęs neigiamą atspalvių, tad generolas Vladas Stagis Nagevičiaus iniciatyva kreiptasi į garsų kalbininką Joną Jablonskį su prašymu pasiūlyti kitą šio žodžio organizacijos pavadinimą. Jonas Jablonskis pateikė du terminus – Romuva ir Ramovė. 1933 metų leido iliustruotą laikraštį Kardas. 1940 metais gruodžio 31 dieną Ramovės rūmus perdavus Sovietų Sąjungos 11-ajai armijai baigėsi pirmasis šios Lietuvos karininkų organizacijos veiklos etapas. Į Lietuvą įžengus vokiečiams komendanto generolo Roberto Polio įsakymu Ramovė grąžinta, tačiau jos veikla varžyta. Sunkiausias Ramovės gyvenimo straipsnis buvo antroji sovietų okupacija. 1944 iki 1945 metų joje veikė Sovietų armijos karo ligoninė. Pasibaigus karui pastate įkurtų Sovietų armijos Kauno garnizono karininkų namai. Galutinai Ramovė perimta tik 1992 metais birželio 18 dieną karinė jėga.